Sveiki visi! Šiandien gaminsim labai skanius kepsniukus iš baklažanų. Tam reikės baklažanų, porą kiaušinių, svogūno, pomidorų, sūrio, druskos, maltos mėsos prieskonių. Na ir ką, turbūt viskas. Dabar imam baklažanus. Baklažanai turi būti štai tokie, ne per didžiausi, kad mažiau sėklų būtų. Ir juos supjaustom. Tokio centimetro dydžio maždaug, ne storesnius. Tokiom riekelėm. Didelių nereikia imti, kad būtų kuo mažiau sėklų. Taip gražiai supjaustom. Ir dabar imam baklažaną ir labai gerai subadom su šakute. Taip. Ir pasūdom. Dedam į lėkštę. Ir taip visus labai smarkiai subadom. Ir pasūdam. Dedam į lėkštę. Kol baklažanai sudosi, dabar paimam labai smulkiai susipjaustom svogūną. Kuo smulkiau, to geriau. Galima tiesiog sumalti jį, sutrinti su trintuve. Bet aš supjaustysiu. Ir dabar labai smulkiai. Dabar dedam svogūną į indą. Dedam čia maltą mėsą, prieskonius maltai mėsai. Pipirų pagal skonį. Druskos pagal skonį. Ir viską gerai sumaišom. Dabar įmušam kiaušinį.
Maišom. Štai jeigu kartus labai baklažanai, tai galima dabar nusunkti tą skystį, bet mano ne, tai aš tiesiog iš karto įdedu. Voliojam gerokai ir dedam. Voliojam. Ir dedam. Ir taip visus. Nu štai baklažanai visi sutepti. Dabar imam mėsos maltos ir labai plonai užtepam visą baklažaną. Štai taip. Nes keps jisai pusę valandos, tai reikia viską dėti plonai. Vištieną keps, aišku, gal 20 minučių užteks, o aš darau su kiauliena. Kiauliena bus tokia truputį drėgnesnė mėsa, jautiena dar ilgiau keps. Štai taip. Labai plonai reikia. Gražiai per visą baklažaną. Na štai, viskas užtepta. Dabar imam pomidorus ir supjaustom štai taip. Tokiais nelabai storais. Orkaitę jungiam 180-200 laipsnių. Jeigu nelabai dega, tai gali būti ir 200. O jeigu dega, tai užteks 180. Ir dabar dedam. Viskas paruošta, dabar dedame į orkaitę 25 minutėm. Kaip ir sakiau, 180 arba 200 laipsnių. Kol baklažanai kepa, susitarkuojam sūrį. Tarkuosiu su smulkesnė tarka, tai nelabai turi reikšmės, galima jeigu ir su stambesnė. Štai taip. Aš pakepiau apie pusvalandį, 200 laipsnių. Dabar paimam gražiai uždedam sūrio. Gausis tokie laiveliai. Viskas paruošta, dabar dedam dar 5 minutėm, kol sūris įsilydys į orkaitę. Po 5 minučių skanumynas kepsniukai baklažanų, atrodo štai šitai. Tiesiog norisi praryti jau dabar. Dabar vis dėlto paragausim skanumyną.
Jaunam. Labai karšta, bet kepsniukai pilnai iškepę. Labai skanu, tinka pomidoras, sūris, baklažanas. Taip. Galim sakyti, nieko nereikia, jokių bulvių, jokių košių, nors gali būti bulvių košė. Taip, kad labai skanu, labai sultinga. Jeigu norit, kad būtų kietesni, galima nugręžti ten pasūdžius vandens perteklių. Skysčio tai yra iš baklažanų perteklių, bet man atrodo nereikia, nes tai ir taip labai skanu, sultinga, daug vitaminų. Taip kad kepkit, ragaukit, sėkmės ir skanaus.